Sveiki visi. Tai šiandieną turėsime diskusiją apie jaunimo emocinės kliūsteliuose, žodis ne, gerovę socialiniuose tinkluose. Ir norėčiau visus esančius šalia palapinės pakviesti ateiti arčiau, įsipatoginti ir pasiklausyti pašnekovų, kuriuos aš dabar pristatysiu. Tai pradėsiu nuo Rugilės Butkevičiūtės, tai teisininkė, moterų teisų aktyvistė, nevyriausybinės organizacijos Ribologija bendra įkūrėja. Rugilė daugiau nei 14 metų dirba su lyčių lygybė, smurto lyties pagrindų, saugumo elektroninėje erdvėje temomis su vaikais, jaunimu ir suaugusiais. Kitas mūsų pašnekovas, taip aplodismentai Rugiliai. Kitas mūsų pašnekovas yra Domantas Katelė. Pirmasis hipsteris Lietuvos politikoje ir vis dar Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Specializuojasi prokrastinacijoje, cinamoninėse bandelėse, nesąmoningose tatuiruotėse ir kassavaitiniuose apsilankimuose pas terapeutą. Taip pat turime Medą Andrulytę. Jai 17 metų, šiais metais laukia jos paskutiniai metai mokykloje ir jau keletą metų jie aktyviai veikia gimnazijos mokinių taryboje, laisvalaikiu sportuoja ir daug laiko leidžia su savo artimaisiais ir draugais. Taip pat turime Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininką Umberto Masi, taip pat jis yra ir Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos viceprezidentas. Ir taip pat turėjo, būdamas jaunas, svajonę tapti įtakos formuotojų ir užsimti įvairiais videoblogais, tačiau šios svajonės dar pildyti nėra pradėjęs. Tai pačiai pradžiai norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs kiekvienas šiek tiek daugiau prisistatytumėte mūsų klausytojams ir papasakotumėte apie būtent savo ryšį su socialiniais tinklais ir įvairiomis medijomis. Aš kadangi turiu mikrofoną, tai gal galiu ir pradėti. Tai mano ryšys su socialinėmis medijomis buvo daugiau per kitas organizacijas, kuriuose aš dirbau, nevyriausybinės organizacijas. Labai ilgai tvarkiau socialinius tinklus organizacijoms ir man tas labai patiko. Stengiausi gal šiek tiek už organizacijų ir pasislėpti, nes atrodė, kad, kai tu paustini organizacijai, tai, jeigu kažkas ne taip, tai, organizacijai ne tau. Ir prieš kokius 3 metus pradėjau kurti savo turinį, kalbėti apie lyčių lygybę. Ir su socialiniais tinklais buvo taip, kad atrodo, tai viskas jau pasakyta, ką jau čia naujo gali be išgirsti. Bet kai pradėjau kurti savo Instagramą, feminizmo, lyčių lygybės klausimais, tai supratau, kad dar daug ką galima pasakyti ir dabar vystau jį. Tai va tas ryšys su socialiniais tinklais iš asmeninės perspektyvos. O šiaip daug tenka dirbti su vaikais ir jaunimu, tai domiuosi ir saugumo socialiniuose tinkluose problematiką ir bandom užkirsti kelią visokiem grobuonėm, kurių labai daug. Tai va toksai ryšys. Mano ryšys tai labai toksai statistinis. Nežinau, aš turiu Instagramą, turiu Facebooką, neturiu TikToko. Kas turi TikToką, išsitrinkit TikToką. Čia mano pagrindinė žinutė. Aš per kiekvieną atsakymą dabar kartosiu, kad turite išsitrinti TikToką. Bet ką žinau, gal iš mano pusės, ką šiemet tik tai atradau ir visai nesenai, atrodo gal prieš kelis mėnesius. Aš labai ilgai Instagramą savo ir Facebooką naudodavau labai tokiam, sakykime, steriliam turiniui, ar ne, kur visą laiką prieš keldamas kažką pagalvodavau, o blemba, jeigu čia kažkoksai, mano, nežinau, ten pažįstamas ar kažkas draugas pamatys šitą storį ar ten postą ir ką jisai pagalvos, ar jam netrodys cringe, ar netrodys blogai, ar čia netrodys, kad aš čia nesąmonės darau ir taip toliau ir panašiai. Ir tik dabar iš tikrųjų prieš kurį laiką, prieš porą mėnesių priėmiau sprendimą, kad socialiniai tinklai yra mano dalykas, mano reikalas. Ir jeigu jūs norit followinkit mane, jeigu nenorit nefollowinkit, aš keliu kontentą tokį, kokį aš noriu kelti. Man nerūpi, kas ką galvoja ir tiesiog pradėjau kelti visiškai beleką, kas man atrodo faina. Ir tiesiog man atrodo, kad visai tada susiformuoja toksai sveikas santykis su socialiniais tinklais. Nes jeigu mes liktume prie to ar ne, kad keliu tik tai sterilų turinį,
Tai man atrodo, tada jis ir dažnai išsikreipia tas visas santykis žmogaus su socialiniais tinklais. Tai aš tiesiog kviečiu būti atviriems ir drąsiems socialiniuose tinkluose ir daryti tai, kas jums atrodo faina ir nežiūrėti tų klišių ir ypatingai neužsiakcentuoti ant tų visų influencerių tobulų kūnų, tobulos emocinės sveikatos ir panašiai. Tai man 17 metų ir aš vis dar einu į mokyklą, tai mano ryšiai su socialiniais tinklais turbūt labai skiriasi nuo mano pašnekovų. Aš gal turiu 250 pasekėjų Instagrame ir aš jį visiškai naudoju papaustant tikrai gražiam selfiui arba parašyti draugam žinutę ir nusiųs kokį nors mymą ar kažką tokio. Tai tas santykis yra toks paaugliškas, manau, galiu taip pasakyti. Dėkui. Aš, kai išgirdau klausimą, aš iš tikrųjų persvarščiau savo bendrą laikyseną ir mintį, perkošiau, koks mano iš tiesų tas santykis yra ir galvojau prieš diskusiją apie tai. Tai asmeniškai aš galbūt, jeigu žvelgčiau, nes vėlgi, net jeigu ir Domantas nesutiks su manimi, mes vis tiek esame, kad ir ankstyvoji, bet vis tiek Gen Z karta. Tai aš asmeniškai irgi turėjau progą ir galimybę ir dėl tiesiog tokios aplinkybės buvo turėti internetą, kompiuterį pakankamai anksti ir aš augau su tuo. Ir nemenką laiko dalį, aš atsimenu ankstyvoji paauglystė, vėlyvesnėjau, nemenką dalį aš praleisdavau socialiniai medijoje ar internete ir kartais net būdavo geriau būti tenais. Dėl tos priežasties, nes ta realybė ar mokykla ar aplinka tiesiog nebūdavo ar pakankamai užtikrinanti tą ir saugumo jausmą ir kažkokios bendruomenės jausmą, kurio ir norėjosi. Nes viena vertus yra Facebookas, aišku, yra socialinės medijos, taip, bet aš taip pat traktuoju ir tą patį YouTube ar kokius nors kompiuterinius žaidimus. Tai vis tiek yra bendrai erdvė, kurioje gali būti. Ir tik po to štai dabar daugiau to kritiško mąstymo ar kritiškesnės pozicijos atsirado dėl to, koks yra iš tikrųjų ir kokie yra pavojai būtent užsidarime socialinėse medijose. Tai toks, sakyčiau, banguojantis, besikeičiantis per metus, bet tikrai nėra jisai tiek neigiamas, kiek galbūt galėtų būti, nors visi galbūt mes galvojame kartais, kad yra geriau negu iš tiesų. Tai kiekvienas iš jūsų apibūdino kažkokį santykį būtent su socialiniais tinklais, kokį turite. Ir būtent šiais laikais, ko gero, vos ne kiekvienas žmogus turi būtent kažkokius socialinius tinklus ar kažkiek laiko leidžia būtent medijose. Ir tyrimai parodo, kad 10 valandų žmonės leidžia tą laiką būtent įvairiose medijose ir didžiąją laiko dalį būtent socialinėse. Tai kaip manote, kokį būtent poveikį turi būtent emociniai gerovė jaunų žmonių, kaip jie pradeda save matyti ir ką būtent padaro žmogui tos valandos praleistos socialinėje medijoje, kur tu stebi įvairius žmonės, gyvenant jų gyvenimus, galbūt ne visada tokius, kokie yra iš tikrųjų? Aš galiu pradėti tada. Iškreipia vaizdą, iškreipia realybės suvokimą. Man atrodo, čia yra viena pagrindinių problemų socialinių tinklų. Įsivaizduokim, jeigu mes kiekvieną dieną vaikščiotume gatvėmis, ar ne, ir matytume visą laiką tik tai tobulus žmonės, ar ne, su tobulom šukuosenom, tobulai atrodančius, tobulom figūrom ir taip toliau, ir tada natūralu, kad tu pradėsi kitaip vertinti iš esmės visą tai, kas supa tave aplink ir kitaip vertinti save, gali net pradėti ėsti save dėl to, nes, oi, blemba, aš netrodau taip pat gerai kaip kažkas kitas. Tai socialinėse tinklose ypatingai tada, ypatingai tą laikotarpį, ar ne, nes čia turėjome pakankamai ilgą laikotarpį iki kokių 3-4 galbūt metų atgal, kada socialinėse tinkluose buvo tik tai labai kokybiškos nuotraukos, pafotoshopintos dar jeigu reikėtų, sutvarkytos, sužiūrėtos, nugludintos ir visas turinys būdavo labai toksai tobulutis, ar ne, ir dabar mes net džiaugiamės iš tikrųjų pamatę tos socialinių tinklų paskyrą žmonių, kurie nekelia tik tai tobulo turinio. Tai ką duoda ilgas laikas socialinėse tinklose, man atrodo, kad jis iškreipia tavo realybės suvokimą, nebeleidžia ir tu nebepamatai to, kad pasaulis gali būti kitoks, pasaulis gali būti be to, kad, nežinau, be austrių, be pėdų smėlyje, be nidos, be kupolo, be daug kitų dalykų.
Ir natūralu, žinai, kad jaunas žmogus, kuris negali dabar galbūt savo to leisti ar ne, arba net neturi galimybių neturi galimybių nuvažiuoti į Nidą ar dar kažką, jisai pradeda galvoti, blemba, aš esu prastesnis, aš esu kažkuo blogesnis ir taip toliau. Tai man tas dalykas erzina iš tikrųjų ir aš labai tikiuosi, kad mes kaip visuomenė bendrai prieisime kažkada to sprendimo, kažkokio tai sprendimo, kuris mums padės sukurti sveikesnį santykį jauniems žmonėms su socialiniais tinklais, kuris nepaveiks jų emocinės sveikatos. Aš tai manau, kad dabar paskutiniu metu labai pamėgau analizuoti smegenis ir man įstrigo viena mintis, kad mūsų smegenis iš principo per 1000 metų jos nelabai pakito ir jos nėra pritaikytos dabartiniam mūsų gyvenimui. Ta prasme, tiek kūnas, tiek smegenys. Kūnas dėl to, kad mes sėdim visą laiką, jis nėra pritaikytas sėdėjimui visą laiką, bet smegenys jos taip daug neevoliucionavo, ar ne? Neevoliucionavo į tai, kad mes visą laiką būtumėm socialiniuose tinkluose ir turėtumėm tiek daug dirgiklių. Aš manau, kad aš pati labai daug laiko praleidžiu beje socialiniuose tinkluose. Čia nėra taip, kad aš sėdžiu, žiūriu į medžius ir 30 minučių per dieną būnu Instagram'e ir sakau, eikit iš Instagram'o. Aš tikrai pati tenai turbūt būnu kokias 7-8 valandas per dieną vidutiniškai, ar ne? Praleidžiu ten daug laiko. Ką tas sukelia? Psichikos sveikatos problemas, nes žmogus yra socialinis gyvūnas, mes norime visi priklausyti bendruomeniai. Ir anksčiau būdavo taip, kad mes priklausom tai bendruomeniai. Tai yra mokyklos bendruomenė, tai yra mūsų kažkokia gentinė bendruomenė. Dabar mes tą priklausimo jausmą šiek tiek pametame, atsiranda vienatvės jausmas. Kaip tu minėjai, dėl to lyginimosi su kitais. Anksčiau aš, pavyzdžiui, lyginčiausi su kuo? Va čia su sėdinčiai žmonėm, ar ne? Dabar aš įsijungiu Instagramą ir žiūriu, aha, kitoj diskusijoje dar kažkas vyksta, o šitas festivalis įdomu, kaip atrodo globalioje šviesoje, nes va, New York'e kažkoks panašus festivalis vyksta, ar ne? Tai aš lyginuosi su visų pasauliu ir man tada atsiranda daug tokio nepakankamumo jausmo, kurį labai skatina socialiniai tinklai, ar ne? Gera žinia ta, kad mes pačios ir patys tai galime valdyti. Ir aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kai man labai sukyla nepakankamumo jausmas, ką aš darau. Aš peržiūriu savo Instagramo feedą ir nebeseku tų žmonių, kurie man kelia tą nepakankamumo jausmą. Ir tai yra pakankamai galingas įrankis, tu gali tai valdyti, ar ne? Atseku juos. Kitas dalykas dar su nepakankamumo jausmu yra pirkimas. Per socialinius tinklus, nežinau kaip jūs, bet aš prieš užmigimą, kai brauzinu daug, tai prisiperku daug tokių nereikalingų dalykų. Ir tas labai skatina pirkimą ir kuo daugiau mes perkame, tuo daugiau mes stengiamės užpildyti savo nepakankamumo jausmą, kol mūsų daiktai namai prisikiša daiktų ir pakankamumo vis tiek neatsiranda. Tai vat yra tokia visa nepakankamumo erdvė, pradedant daiktais, kūnu, tavim kaip žmogum, kur tau bando sakyti, kad jeigu tu būsi čia, seksi tą, tu būsi pakankamas, pirksi šampūną, būsi pakankamas, pirksi dėkliuką naują, būsi pakankamas, ar ne, nusiperkė to pakankamumo jausmo, kaip ir nėra, nes jis su tuo yra susijęs. Tai vat, aš matyčiau minusą per nepakankamumą savęs. Ačiū. Tai kaip minėjo, kad prieš kelis metus šiaip iš tikrųjų labai pasikeitė tie visi socialiniai tinklai ir visi pradėjo kelti tokias realesnes savo nuotraukas, savo realybę ir ne tiek tas photoshopintas ir nuotraukas ir tą nupoliruotą gyvenimą ir manau, kad tas labai prisidėjo prie šiokio tokio pokyčio žmonių mąstymo apie socialinius tinklus, nes bent jau mano draugų rate labai daug žmonių supranta, kad Instagramas tai nėra realybė. Tu pamatai kažkokį postą ir supranti, kiek valandų Facetune ten įėjo ir kiek darbo ten įdėta. Tai manau, jeigu tai kritęs tos socialinius tinklus, bet tu supranti tai, kad ten žmonės parodo tik tai ką nori, tai tas geriau, nežinau kaip pabaigti. Iš tikrųjų, daug ką jau teisingai pasakė kiti pašnekovai, bet norėtųsi vieną, man atrodo, ganėtinai svarbų dalyką užakcentuoti. Tai mes kaip visuomenė pakankamai vadovaujamės greitų vertinimų. Tai yra ir nebūtent vien tik tais, kas iš tikrųjų yra gilumoje ar kur nors kitur, bet galų gale mūsų vaizdinį ir įsivaizdavimą formuoja tai, kaip dalykai atrodo.
Ir čia yra esminis akcentas, kur reikia tą skirti dėti, nes socialinės medijos, Facebookas, bet ypatingai Instagramas yra ne tik apie realybę. Džiugu yra matyti tai, kad vyksta tas pokytis ir yra tikrai net populiariau gal net dabar tą liniją palaikyti. Paradoksalu šiek tiek, kad dabar visi mes sakome, va mes čia realūs būkime ir visa kita, yra net aplikacija, kuri vadinasi Be Real. Tai iš tikrųjų tai tas momentas matos ir jaučiasi. Bet norėtųsi dar pabrėžti tai, kad mes kol kas vis dar nežinome ir nesuprantame, kokią iš tikrųjų įtaką didelę turi mūsų gyvenime socialinės medijos ir buvimas juose. Nes, Rugilė įvardino 8 valandas, aš galėčiau kažkur panašų skaičių pasakyti. Tai mes iš esmės, ką mes padarome, mes visų pirma kaip žmonės jaučiamės, ir čia yra bendrai paėmus, bendra tendencija, mes nesijaučiame, noriu sakyti, mes jaučiamės vieniši pakankamai daugiausiai dažnai, mes jaučiamės kaip individas, kaip asmuo, kaip atomizuota dalis nuo visumos atskirta. Ir kuo mes tai pakeičiame, dabartiniai modernioje visuomeniai, mes pakeičiame tai socialinėmis medijomis. Bet tai yra tik tais sintetinis substitutas. Tai yra mūsų buvimas bendruomenėje, jisai nebus tapatus. Ir aš tik manau, kad vėliau galėsime išvystyti ir šitą būtent potemę ne tik apie tai, kaip žmogus jaučiasi ir kokią įtaką tą realybės iškreipimą patiria jaunas žmogus, bet ir būtent kas nutinka, kai mes pradedame realybę vertinti, būtent ne iš realybės žiūrėti į atrodymą Instagrame, bet iš Instagramo ar Facebooko ar kitų portalų perspektyvos formuoti realybės suvokimą. Čia yra, man atrodo, labai svarbus dalykas. Tai aš tada atsispirianti paskutinę Umberto mintis ir užklausiu klausimo, kaip jaunimui galėtume padėti būtent gyventi pilnavertišką gyvenimą už tos būtent skaitmeninio ekrano, kurį jisai mato kiekvieną dieną ir kuriame kartais atrodo, kad žmonės net gyvena daug daugiau negu skiria, pavyzdžiui, laiko investuoja bendraujant su artimaisiais žmonėm arba skiria laiko savo hobiams, galbūt kartais būna tik tais parodo kažkokį būtent vaizdinį, kurį nori, kad matytų visuomenėje artimieji ir susidarytų tokį įspūdį apie jį, bet kaip būtent gyventi tą tikrą gyvenimą realybėje. Man pradėti gerai. Apsikeitėm vaidmenimis eilinį sykį. Tai nežinau, jeigu būtų atsakymas, manau, jisai jau būtų seniai išpopuliarintas ir būtų kažkas užsidirbęs neblogai pinigų iš to. Nes iš tikrųjų, bendrai paėmus, tikėtis, kad mes staiga dabar 180 laipsnių apsuksime paradigmą socialinių medijų ar tai, kad mes be išmanaus telefono egzistuoti negalime, tai pabandykite įsivaizduoti savo kasdienybę be išmanaus įrenginio. Aš tikiu, kad galima apsiriboti ir telefonu, kuris yra su mygtukais, ar ne, su tas, kur reikėdavo spausti kelis kartus, kad raidę išspaustum, aš dar tokius turėjau. Bet tiesiog visų pirma tai tave apriboja. Ir tada mes esame ir vienaip ar kitaip priversti būti su išmaniuoju telefonu. O kas nutinka tada, mes dalyvaujame ir būname tose visose srityse ir erdvėse, kuriuose mes nebūtinai visada gerai jaučiamės. Tai veikiausiai atsakymas mano požiūriu būtų visų pirma, čia aišku galima labai plačios apie platesnius dalykus kalbėti, kaip pavyzdžiui griežtesnius reguliavimus įtraukti, visą kitą, kaip socialinės medijos turėtų veikti ar algoritmai, kokie turėtų būti. Bet aš sakyčiau, iš esmės viskas prasideda nuo paties savęs ir nuo galimybės kalbėti apie jaunus žmonės, ir kalbėti, nes mane nuoširdžiai, aš čia pasidalinsiu atviriau šiek tiek, mane šiek tiek glumina ir gazdina, kai aš matau, kad, ir čia yra labai šaunus dalykas, bet mane vis tiek glumina, kai pavyzdžiui yra 3 ar kelių metų vaikas, kuris su planšete ar su išmaniuoju telefonu dirba tokiu pačiu tempu arba greitesniu už mane patį. Tai aš neįsivaizduoju, čia yra labai labai įspūdingas dalykas, bet jis ir taip pat šiek tiek baugus yra mano požiūriu. Ir veikiausiai tas kalbėjimas, tas supratimas, kad tai nėra, tu neturi gyventi dėl Facebooko ar Instagramo. Tu esi žmogus, kuris naudojasi įrankiu. Ir labai yra svarbu, kad įrankis nepradėtų naudotis tavimi. Tai yra, nes užėjus už visos šitos diskusijos, mes taip pat esame prekė, kuri yra nemokama, ką tai reiškia, kad tu esi prekė, iš esmės. Tai aš sakyčiau, veikiausiai reikėtų kalbėtis tiesiog tą, ką darome dabar ir normaliai nuo mokyklos kalbėtis apie emocinę sveikatą, o ne bėgti nuo realių problemų
čia Domantui numesiu dabar remarką, ir kad po to straipsnį atsiranda LRT, kur jaunimas savo diagnozuoja laktozės netoleranciją, ar kad šių laikų jaunimas yra maždaug netikęs ir panašiai. Čia mane bandėjai išprovokuoti, ne? Ne, aš pakvies gražiai, nes mes panašiai manom šioje. Aš kalbėjau su abiem redaktoriais LRT šiandien čia susitikęs, tai jo perdaviau jau savo nuomonę, aš jau nebesiplėsiu apie tos tekstus du kalbėti. Bet šiaip tu labai įdomiai užsiminei apie iPad Kids, ar ne? Tuos vaikus, kuriuos augina planšetkės. Tai man labai įdomu, kaip jie atrodys, būdami 20 kokių metų ir taip toliau, ar ne? Jau aš dabar skundžiuosi, ar ne, kuris savo vaikystę didžiąją dalį praleido kieme spardydamas kamuolį. Jau dabar aš skundžiuos dėmesio sutrikimais, ar ne, man sunku ten knygą išskaityti 10 lapų nepasiemus telefono. Jau tuo labiau ten, nežinau, ilgesnį video YouTube'ai sunku žiūrėti, nes pripratęs, kad po 10 ar 15 ar 30 sekundžių pasikeičia vis kažkas naujo. Tai man įdomu, kaip tie vaikai atrodys užaugę. Bet atsakant į Zydės pradinį klausimą, aš irgi kaip ir Umberto neturiu atsakymą, bet aš manau, kad yra procesas, kuris gali padėti ir tas procesas vadinasi savityra. Pats einu dabar šituo keliu ir kažkaip vis su kiekviena diena atrodo geriau jaučiuosi. O esmė yra tame, kad, man atrodo, mes kiekvienas turime suprasti, koks yra mūsų santykis su socialiniais tinklais ir suprasti, kas mūsų gyvenime atneša grožį ir gėrį ir kas išsunkia tam tikrą prasme tave. Jeigu tu nori kiekvieną dieną jaustis energingas, turėti laiko, nori daug nuveikti ir turėti jėgų, tai natūralu, kad tu tada pradėsi galvoti, kas tau tas jėgas ir tą laiką suvalgo. Ir tada pamatysi, kad dažniausiai tai yra socialiniai tinklai, Instagramas, Facebookas ar YouTube'as ir panašiai. Ir tada, kai tu tą suprasi, tu pradėsi galvoti, okei, ką aš galiu padaryti, kad būtų geriau. Ir tada pradėsi kažkaip save riboti arba tiesiog pradėsi kontroliuoti šiek tiek savo santykių su, kad ir tą patį laiką, ar ne, kurį tu praleidi socialiniuose tinkluose. Tai man atrodo, kad čia yra toks pakankamai paprastas atsakymas, kuris labai sunkiai įgyvendinamas yra. Bet man atrodo, palikti to likimo valiai irgi nelabai galima, nes kur mes tada nusirysim, jeigu leisim savo kūnui mėgautis visomis pagundomis, kokios tik tai egzistuoja. Aš tai galvoju, mes čia sėdėm jaunimo atstovai, aš jau gal nelabai prisiskaitau prie jaunimo, man 36, tai jau po jaunimo kažkur už to brūkšnio, bet aš dabar pagalvoju, jeigu čia sėdėtų mano 11 metų sūnus ir, jam pasakytumėm, tai čia, pažiūrėjau, atsisakyk, galbūt sumažink sąmoningumą, tai ką jis man atsakytų? Jis atsakytų, siūlyk alternatyvą. Kokią tu man alternatyvą siūlai ir ką mes pasiūlom, kokią alternatyvą? Tai daug alternatyvų, einam laipiot, kas tau patinka, bet kas, važiuojam, nežinau, į Monaką, plaukiam jachtą, bet kas. Ne, nieks nėra taip įdomu kaip socialiniai tinklai. Ir man atrodo, čia yra problema ir atsakymas, aš manau, kad savo turiu atsakymą, tai yra suaugusiems žmonėm eiti į socialinius tinklus. Nes tai yra tai, per kai mes galim kurti ryšį. Pavyzdžiui, aš su savo sūnum ryšį galiu kurti įvairiais dalykais, ar ne? Bet negaliu išmesti socialinių tinklų, negaliu išmesti geiminimo, nes tai yra didelio jo gyvenimo dalis. Ir jeigu aš sakau, o aš dažniausiai taip sakau, padėk tą savo nesąmonę, kiek čia galima tų žaidimų, žiūriu tuos TikToko video ar kažkus, kurie visiškai ten random yra, man tai yra nesvarbu, tai aš nuneigiu didelę jo esybės dalį ir tada ateinu pas jį ir sakau, tai klausyk, dabar tai aš noriu megzti su tavim ryšį per ėjimą, per klaipėjimą, per tas veiklas, kurios man yra įdomios, visiškai nenorėdama būti ten, kur jam yra įdomu. Tai jeigu mes norime kurti ryšį, nes neišvengiamai auga ta karta, 3 metų planšetiniai ir panašiai, kurie augs, tai jeigu mes norim suprasti, aš ir tėvams sakau, ar ten kas turi savo aplinkoje jaunimo, kad, tai eikit, pasižiūrėkit, paklauskit, kokį tau appsą labiausiai mėgsti, koks žaidimas tau labiausiai patinka. Ir kad ir kaip tau nepatinka gamint, man, pavyzdžiui, nepatinka gamint, bet, atsisėsti ir prisiversti pagamint, nes tai yra tas kokybiškas laikas, kuomet tu gali užduoti klausimus, tu gali megzti ryšį, nes, dabartinė ta jau nežinau, kuri čia Z, X, Y karta, jie sugeba multitasking. Tai iš tikrųjų žaidžia žaidimą, bet kalba ir su tavim. Dėl mažų vaikų, kurie auga su planšetiniais, ten kompiuteriais, valgo ir panašiai, iš vienos pusės baisu, iš kitos pusės vėlgi iš tėvų perspektyvos
kiek tų alternatyvų mes turime. Mes ir patys kaip tėvai gyvenam super greitoj visuomeniai, kur yra socialiniai tinklai, darbas, yra kelionės, viskas yra uber greita, laiko vis mažiau ir mažiau atsiranda viskam, ar ne? Tai vėlgi, kokias alternatyvas mes turim? Užsidaryti į kaimą ten visiškai be interneto? Aš kartais galvoju, kad per atostogas reikėtų važiuoti ten, kur nėra interneto. Labai sunku rasti tokių vietų. Bet, taip, tėvai yra užsiėmę ir tėvam irgi reikia alternatyvų, ką jie galėtų ir kaip galėtų su vaikais leisti kokybiškai laiką. Jeigu aš viena, pavyzdžiui, auginu savo vaikus, tai aš apskritai alternatyvų daug neturiu, nes man reikės ten kažką namuose daryti ir taip toliau ir panašiai. Tai ir tu duodi tą planšetinį. Tai čia toks kompleksinis klausimas, bet man atrodo, negalim nuneigti to, kad tie socialiniai tinklai yra. Ir va tas sąmoningumas, apie kurį mes kalbam, aš, pavyzdžiui, dabar irgi pradėjau jau eiti tuo keliu, atsiranda tada, kai tu paaugi, kai tu pamatai realią žalą savo psichikos sveikatai, kai tau sukyla nerimas, kai tu nebegali miegoti normaliai, tu tada eini pas gydytojus, klausi, ką man daryti, ir jie sako, mažink tą screen time. Bet čia jau yra vėliau. Iš pradžių mes visada susidursit su klausimu, tai duok man alternatyvą įdomesnę negu socialiniai tinklai arba gaminimas. Tai man atrodo, kad šiais laikais yra labai normalu praleisti tas 7-8 valandas tose socialinėse tinkluose ir neįsivaizduoju savo bendramžių gyvenimo be to, nes visa komunikacija vyksta per socialinius tinklus. Jeigu tu ten nedalyvauji, tu realiai nedalyvauji tam visuomenės gyvenime, galima taip sakyti. Tai aš manau, kad nėra kelio atgal tose socialiniuose tinkluose. Yra gal daugiau gal galima šviesti daugiau žmonės apie tą žalą, skatinti, kaip sakė, sąmoningai galvoti ir kalbėtis ir skatinti ir gyvai komunikuoti žmonės. Mes dabar gyvai čia komunikuojam ir tie socialiniai tinklai gali būti kaip priemonė, bet reikia skatinti žmonės neužmiršti bendravimo ir ryšio. Tai kaip jau ir minėjote, kad bet kokiu atveju mus pasiekia įvairi informacija ir būtent socialiniai tinklai yra mūsų kasdienybės dalis ir to mes neišvengsime. Bet dabar aš noriu paliesti šiek tiek kitą šios diskusijos potemę. Tai Rugilė, jūs būtent dirbate su klausimais susijusiais su lyčių lygybė. Ir tiek moteris, tiek vyrai patiria labai daug įvairių stereotipų būtent socialinėse medijose ir kėlama nemažai būtent kalbų, kaip reikia kovoti su jais ir panašiai. Tai galbūt būtent galėtumėt papasakoti daugiau, ką būtent patiria moteris, kokios yra tendencijos ir... Taip, čia yra mano tema, tai iš tikrųjų socialiniai medijai labai daug yra neapykantos kultūros, prievartos kultūros, sakyčiau, irgi ypatingai moterim yra galbūt dar sunkiau reikšti savo idėjas ir dar daugiau susiduria su neapykantos kalba, ar ne? Nes jeigu, pavyzdžiui, pasakai kažką, kas netinka socialiniai medijai, tai ateina įvairaus pobūdžio grasinimai ir tie grasinimai neretai gali būti susiję ir su seksualiniu smurtu arba seksualinė prievarta, ar ne, kad aš tave ten kur nors, tarkim, užpulsiu arba prie tavęs priekabiausiu ir panašiai. Ir čia mes galime matyti iš tų moterų, kurios turi labai daug sekėjų, kur mes kalbam, ne ten apie 1000 ar 2, ten keliasdešimt tūkstančių ir panašiai, kiek yra tekę su jom kalbėti, tai yra privatumo įvairūs pažeidimai, ar ne, kur, tarkim, įsilaužia į paskyrą, paviešina nuotraukas kažkokias įvairias tavo ir po to tave šantažuoja, ar ne? Tai yra būdas valdyti, būdas, kad tu nieko nesakytum. Ir kiek aš bendrauju su moksleiviais arba moksleiviam, ar ne, pasisakai tu kažkokiu klausimu, ypatingai kas susijęs su lyčių lygybė arba feminizmu ir tave užpila tokia lavina komentarų, tada tuos komentatorius palaiko kiti komentatoriai, tada kokie nors botai prisijungia. Ir automatinė reakcija būna, kad aš daugiau geriau iš vis nieko nerašysiu, arba rašysiu tą tokį mild turinį, kaip tu sakei, kad viskas tik tai faina, nudailinta, jau prie šito tikrai niekas neprisikabins, ar ne? Tai yra būdas iš tikrųjų kontroliuoti. Čia vėlgi mes galime susijungti, nes aš savo paskyrą ir naudoju, taip kad kai pamatau kokį nors stereotipinį turinį, ar reklamą, ar, nežinau, čia vaikščiodama, kad nors pamatyčiau, pavyzdžiui, papaustinu ir tada, kitos moterys ir vyrų irgi yra prisijungiančių, kurie, irgi dalinasi tuo turiniu ir dalinasi savo istorijom. Tai aš noriu paskatinti ir merginas, ir vaikinus, ar non-binary žmonės, kurie sako, man dažnai, taigi jau viskas pasakyta, arba aš labai noriu kalbėti apie lyčių lygybę, arba aš labai noriu kalbėti apie tai, kas man atsitiko, bet aš nedrįstu. Tai pabandykit taip, kaip jum išeina, ar ne? Nes mes labai vėlgi lyginame su kitais.
kas turi labai daug sekėjų, bet pabandykit, nes tas smurtas socialiniuose tinkluose yra labai realus dalykas. Man pačiai irgi tenka susidurti, gal ne tiek daug, nes aš neturiu ten tų keliasdešimt tūkstančių sekėjų, ar ne, bet tikrai tenka susidurti. Ir jeigu kalbam apie jaunus žmonės, pavyzdžiui, ir visą deitinimo appsą, Tinderį, Bumble ir taip toliau panašiai, kiek yra gaunama necenzuruotų nuotraukų, lytinių organų nuotraukų ir įvairiausių kito pobūdžio nuotraukų, kurios tikrai traumuoja. Tai labai daug yra. Nuo paauglių iki jau vyresnio amžiaus moterų. Tai tas smurtas socialiniuose tinkluose, vėlgi pasikartosiu, yra būdas valdyti. Tai jeigu labai prieš jūs komentuoja ir smurtauja, tai žinokit, kalbat kažką, ko kalbėti nereikėtų ir taip norima jūs užčiaupti. Tai patarimas yra rasti tą bendruomenę, kuri palaiko ir iš kitos pusės nebijoti palaikyti kitus, nes tam reikia labai daug drąsos. Jeigu tu, Ilze, papūstintum ką nors ir ten lavina komentarų, kokie tu ten KM ir taip toliau panašiai, nebijoti parašyti kažkokį pozityvų palaikantį komentarą. Ir aš matau, kad to palaikymo su jaunai žmonėm atsiranda daugiau drąsos ir atsiranda to. Tai man atrodo, vienas laukia ne karys, kaip sakant, yra labai sunku taip išstoti. Man apie lyčių lygybę kalbėti? Jeigu turite ką papildyti, žinoma, bet aš būčiau norėjus jūs domintum verto paklausti, galbūt matėt iš vyrų pusės, ką vyrai su kom susiduria, nes tai yra irgi svarbus aspektas, bet jūs galite kalbėti apie tai, ką jūs manote būtent šio klausimu. Taip pat. Važiuojam. Jo, žiūrėkit, čia bus kiek neįprasta iš mano pusės. Čia yra tema, kurios aš plačiai neliečiu, bet turbūt vieną retesnių kartų pasakysiu viešai. Na, žinokite, man labai nuoširdžiai nusibodo matyti Andrew Tate'us, visokius Jordanus Petersonus ir visokias panašias, sakykime, vyriškumo totemus, kurie iš tiesų vaizduoja būtent ką, vaizduoja iškreiptą formą, kur vyriškumo, kuri yra jauniems žmonėms ir jauniems vaikinams ar berniukams pristatoma kaip teisinga. Aš čia koncentruosiuosi į, būtent tą klausimą iš vaikinų pusės, nes aš pats matyti daugiau, tos turinys aš matęs ir žiūrėjęs. Tai iš tikrųjų labai daug man kiek tenka pastebėti ar komentaruose, ar viešoje erdvėje, kad tikrai gajus yra ne tai, kad stereotipas, bet tiesiog. Ir čia kartu susijungia su algoritmais. Tai yra, mes žiūrime turinį, kuris fundamentaliai mums patinka. Tai yra, mes nežiūrėtume to turinio ir nespaustume toliau, jeigu jis mums nepatiktų. Bet jis po to mus prisijaukina, tas turinys. Čia yra labai įdomus dalykas, nes aš nemanau, kad joks žmogus iš prigimties tampa, sakykime, tikrai nenuosaikiu, pertekliniu, brutaliu, tokiu vyriškumo atvaizdu kaip Andrew Tate'as. Tai yra būtent įpročio, tendencijos formavimasis per pakartojimą ir per teklinį žiūrėjimą ir kalimą minties į galvą, kad tu štai esi vyras, tu čia turi būti visur pirmas, visur stipriausias ir tu maždaug vadovauji ir esi valdovas. Ir ką tai parodo iš tiesų, tai čia yra ganėtinai komplikuota situacija bendrai, nes jeigu atsiranda tokie nuomonės formuotojai, vadinasi, kad yra palikta erdvė kažkieno tam užimti. Tai yra, arba to neužtikrina šeimose kažkas, arba tai mokykloje kažko trūksta. Tai elementariai mano požiūriu šitas dalykas mane tikrai glumina ir neramina, nes aš tikrai žinau pakankamai jaunų vyrų, vaikinų, tiesiog kurie yra ar vaizduoja esantys tokie, mačo, visą kitą, čia ateinu, paimu, noriu ir tokią liniją maždaug vysto. Bet čia ir geriau pakalbėjus su tokiais žmonėmis, tu išgirsti, kad jie iš tikrųjų nebūtinai tam pritarė, giliai širdyje, aišku, yra tokių, kuriems tai viskas tinka ir jie transliuos tą mintį. Bet šioje vietoje tai yra tiesiog iš nežinojimo ir bandymo vienaip ar kitaip rasti kažkokią atramą, tu ją randi labai labai toksiškoje, blogoje vietoje, nes galų gale bendrai paėmus tai toks elgesys, kurį demonstruoja vienaip ar kitaip šie asmenys, tai jisai nėra tvarus, jisai neleis būti visų pirma su kitais žmonėmis gerome santykėje, nes jisai yra perteklinis, tai yra ar taip, tas, sakykime, aršumas, ar tikrai peržengiamos ribos santykių, ar merginų, ar kitokių, ar partnerių atžvilgių, bet juo labiau tai su savimi pačiu. Nes nėra nieko blogiau negu nežinoti savęs paties. Ir Domanto mintį, kai jisai paminėjo prieš tai, aš ir noriu pasakyti tai, kad
dar papildant, jeigu žmogus nežino savęs ir negali pažaboti būtent tų visų minčių ar to žiūrėjimo, to turinio, bus tikrai blogai ir blogas rezultatas. Džiaugiuosi pasakęs tai. Jo, aš pabandysiu trumpai kelis momentus. Jo, Dan Bilzerian, atsimeni dar tokį? Visiškai feedas Facebooko būdavo, mano klasiokai dalindavo ištisai tenais. Ir iš tikrųjų apie tai, ką mes tada, kokias mes moteris matydavom, įsivaizduoji, būdami 14-15 metų, ar ne, ir svajodavom apie tai, kad mes gyvensim kaip Dan Bilzerian ir plaukėsim jachtom. Kas nežino, Dan Bilzerian yra milijonierius, verslininkas, pokerio žaidėjas, kuris plaukėja jachtom su 30-50 ten kaip lėlytėm atrodančių moterų ir, nu, ta prasme, tokių marozų svajonių gyvenimas, ar ne? Ir nu, bet nepilnavertiškumo kompleksas, big time. Tai šitas yra momentas. Bet žinokit, aš žengsiu į 3-0 zoną ir aš pasakysiu dar vieną momentą. Ant kiek pornografija, ta prasme, internete iš esmės iškreipia seksualinio gyvenimo vaizdą. Mes apie tai dar pakankamai mažai šnekam, bet šitas momentas yra žiauriai toksiškas ir santykiuose tai yra ypatingai jautru, kada du žmonės ateina į santykį turėdami visiškai skirtingą santykį su pornografija ir tas pasitenkinimas tada ir visas kitas momentas yra, nu, jisai gali net sužlugdyti dviejų, atrodo, vienas kitam labai tinkančių žmonių santykį vien dėl to, nes vienas yra prisižiūrėjęs tų nesąmonių ir labai norėtų atkartoti ar bandyti atkartoti ir taip toliau, nors tai yra tiesiog nesupranta dar, kaip visa ta industrija veikia. Tai šitas momentas irgi lygiai taip pat yra, man atrodo, žiauriai svarbus ir iš jaunų vyrų pusės šitą irgi labai norėjau užakcentuoti, nes man atrodo, kad mes čia irgi įsikasę neblogą duobę esam. Tai paminėjote labai daug skirtingų aspektų apie tai, kaip tiek vyrus, tiek moteris būtent veikia socialiniai tinklai ir kaip formuoja, ta prasme, tą pačią neteisingą realybę ir blogas suvokimą būtent apie tarpasmeninius santykius ir panašiai, bet kaip galbūt mes kaip visuomenė galime imtis kokių nors strategijų ar veiksmų, kad padėtume žmonėm atvirai kalbėti apie tai, kad, na, jie pamatė, kad, galbūt viskas ne taip vyksta, kaip mano įsivaizdavime, nebijotų, nepradėtų pykti ant savęs ir tiesiog bandytų ieškoti tų problemų sprendimų, nes bendrai yra visai tabu dar šnekėti apie savo emocinę sveikatą, psichologinę būklę, ne visiems yra normalus, skaitykime, eiti terapijas, eiti pas psichologus, tai kaip mes galime paskatinti būtent dirbti žmonės su šiomis problemomis. Man atrodo, yra senas, bet nuvalkėtas, bet labai geras pasakymas pradėti nuo savęs iš principo ir kai moralizuojame arba norime padėti kitiem ir sakom, pavyzdžiui, aš irgi neperdėkim, eikim ten, tarkim, į terapiją, tada sportuokim, sveikai valgykim ir panašiai, bet nieko to pati savo netaikau, ar ne? Tai viskas prasideda nuo savęs ir nuo savo kelionės, tai man atrodo yra, jeigu esi pasiruošęs ar pasiruošusi dalinti savo kelionę, tai tu ir daliniesi. Man, pavyzdžiui, aš patyrus, tarkim, emocinių sunkumų ar psichikos sveikatos sunkumų, ilgą laiką kovojusi su nerimu, su perdėgymu, kurį laiką tikrai nenorėjau apie tai kalbėti, nes galvojau, kad tai yra silpnumo požymis. Aš buvau auginta taip, kad, viskas, ką nori, tu gali nugalėti, o jeigu negali nugalėti, vadinasi, esi lūzeriai iš principo, ar ne? Tai man buvo ilgai su to sunku susitaikyti, bet psichoterapijoje išgirdau vieną labai naudingą patarimą. Psichoterapeutė sakė, jeigu tu nori dalintis, tai tu dalinkis dabar, dėl to, kad kai tu jau pereisi visą tą procesą, psichikos sveikatos sutrikimus, nerimo sutrikimus, tau tas nebebus aktualu. Tu jau tada prie žmonės sakys, kaip tu tą nugalėjai ir tu sakysi, nebuvo ten tai blogai. Iš tikrųjų tai nieko ir nebuvo. Ir aš po to po truputį pradėjau dalintis, vis atviriau. Ir atsirado žmonių, kurie pradėjo rašyti ir savo išgyvenimais dalintis. Aš tada pradėjau klausti, kas tau buvo sunkiausia ar ne. Tada man pasako, tada aš pasidalinu anonimiškai atsakymai žmonių, kurie leidžia pasidalinti ar ne. Tai mes viską pradedam nuo savęs. Nes aš dirbdama nevyriausybiniam sektoriui tik po 10 metų supratau, kad nei žmonės nori, kad tu juos gelbėtum, nei ką. Čia atrodo, ateisiu, aš visus išgelbėsiu, duosiu patarimų ir panašiai. Sunkiausia gelbėti ir išgelbėti yra save
ir nuo to, man atrodo, reiktų ir pradėti. Ir žmonės, kurie labai nori gelbėti kitus, aš tame tarpe labai ilgai norėjau gelbėti kitus ir visiems padėti, kenti nuo smurto, aš tau padėsiu, susiduriu su lyčių nelygybė, aš tau padėsiu, susiduriu su perdegimu, nesvarbu, kad pati vos šliaužiu ten į dar vieną, ten 15 renginį, bet aš tau padėsiu, aš turiu gerų patarimų. Bet kai tu atsigrėži į save ir pradedi dirbti su savim, tau ateina tam tikri atsakymai ir va tada jau gali ir kitiems sakyti, žinai, bet nepamokyt, kas tau padėjo, kad tu irgi pabandyk dirbti su savim, ar ne? Duoti savo leidimą nueiti, padaryti. Ir kitas dalykas yra numažinti stigmas. Pavyzdžiui, kalbant apie psichikos sveikatos sutrikimus, iššauktus ir tos pačios socialinės medijos, pas psichologus mes šiaip ne taip kažkaip jau nueinam. Dabar netgi, sakyčiau, darosi toks pradinė banga tokio trendo, kad eiti, nes kas neina, tai sako, gal aš, reikia ir man nueiti. Tai aš vis laik sakau, jeigu nereikia, tai neik. Jeigu reikia, eik, bet neik šiaip savo, ar ne? Bet jeigu mes kalbam, pažiūrėjau, apie toliau, apie psichiatriją, psichiatrus, tai yra didžiulė stigma. Vis dar didžiulė stigma ir mes jau pas psichologą dar nueisim, bet jau pas psichiatrą jau gink dieve ne, ar ne? Tai vėlgi prisidedant prie tos stigmos mažinimo, kad, pažiūrėjau, aš buvau, ar ne? Nieko ten tokio nebuvo, gavau nuomonę, gavau rekomendaciją, tai pradedam nuo savęs, dirbam su savim ir, kitiem aplinkui irgi bus geriau nuo to. Labai panašiai galiu pasakyti. Man atrodo, kad tiesiog nuoširdžiam reikia būti. Aš lygiai taip pat irgi einu į terapiją. Klasika, ja. Ir tenai bandau ieškoti visų atsakymų. Dar jeigu gali pakartoti klausimą, kad aš nenuvažiuočiau į lankas. Jo. Kaip paskatinti, būk nuoširdus. Tas emocijos, kurios kaupėsi viduje kiekvieno žmogaus, jos viena ar kitu būdu vis tiek iš tavo organizmo iškeliauja. Gali iškeliauti, jeigu tu, sakysime, būsi nuoširdus, tai tu tas blogas emocijas išsakysi. Jeigu tu nebūsi nuoširdus ir kaupsi jas savo viduje, tai jos išeis kitais būdais. Išeis per ligas, išeis per kitus sutrikimus, išeis per priepolius kažkokius ir visa tai išeis. Visos tos emocijos, kurias tu užspaudęs laikai viduje, jos išeis. Aš lygiai taip pat 3 metus niekam nei žodžio nesakiau. Visą laiką, kas nors manęs paklausdavo, kaip man sekasi, aš sakydavau, žiauriai gerai. Aš gyvenu pat geriausią gyvenimą, man viskas labai gerai, žiauriai gerai sekasi, viskas gerai, myliu gyvenimą, taip toliau. Galiausiai sprogau vieną dieną visiškai. Ir nuo to sprogimo viskas turėjo keistis. Ir dabar vis dar einu tą procesą ir kiekvieną dieną lipu per save, kalbėdamas apie tai, kaip man kartais yra sunku, kaip aš nebenoriu vieno ar kito dalyko, kaip aš esu pavargęs, kaip aš noriu tiesiog grįžti namo ir susiraityti rutuliuką ir galėti ant sofos, kaip aš tiesiog norėčiau dabar privalgyti belenkiek, nes prasidėjo emocinis valgymas, kaip aš nemiegu ir taip toliau. Ar dėl to, kad šiandien 13 kartą apsiverkiau, nes tiesiog nebepakėliau visko, kas vyksta. Tai kalbėkime apie tai. Man atrodo, kad emocijos nėra blogai. Emocijos yra kaip tik labai labai geras dalykas. Ir vienoje knygoje skaičiau, kad emocijos yra vienintelė valiuta pasaulyje ir visatoje. Tai turėkim šitą omeny. Tai galiu tik tai pridėti savo pašnekovams. Pati ėjau pas psichologę nuo 9 klasės, nes turėjau daug problemų su nerimu ir niekada to neslėpiau. Visi mano draugai, kai klausia, ką veiksiu po pamokų, sakau, einu pas psichologę. Tai manau, kad ypač jaunimo tarpe, arba aš gal šiek tiek esu uždaryta burbule didelio miesto, bet labai normalu yra eiti pas psichologę ir nieks nesakė, kas tau čia negerai. Aš nematau taip kažkokio gėdingo dalyko, daug žmonių nebemato taip kažkokio gėdingo dalyko ir labai džiaugiuosi, kad mes atsisakom to stereotipo. Aišku, mano močiutė dar sakė, kad tu nesi psichiškai nesveika, ką tu ten veiki, bet jaunų žmonių tarpe atsiranda tas supratimas, kad kiekvienam yra naudinga nueiti pas psichologą ir aš net nematau nieko blogo, jeigu tai būtų kažkoks naujas trendas, nes tai yra naudinga kiekvienam. Tai taip galiu pridėti prie šios diskusijos. Aš būtent norėčiau tada iš kitos perspektyvos pasižiūrėti, nes sudėtinga yra nesutikti su tuo, ką jau pasakė prieš mane kalbėję prelegentai. Yra gerai, kad jaunimas, mes jau po truputį manom ir vieni kitus palaikom kalbėti apie savo emocinę ir psichikos sveikatą, bet didžioji problema yra ne tik mūsų kontrolėje, ką aš noriu pasakyti, tai yra būtent, ką įvardinai, Meda. Tai yra, kad
mes vis tiek esame ir gyvename su savo šeimomis, vienaip ar kitaip, iki tam tikro taško. Ir tikrai aš galiu pasakyti, kad nemenkoje dalyje visuomenės vis dar būtent yra gajus mąstymas apie tai, kad kalbėti visų pirma apie savo problemas ir konstatuoti, kad žinai ką, galbūt man ne viskas gerai ir ieškotis pagalbos, tai yra, nežinau, aš įsivaizduoju maždaug tokią sceną, kad žmogus pasako savo artimam žmogui ir jis sako maždaug, oh my god, kaip blogai, maždaug kas dabar bus. Ir vado bandoma tai kažkaip išlaviruoti, kad to nebebūtų. Bet bėda tokia, kad su emocinė sveikata tai tik kaupiasi ir kaupiasi ir kaupiasi ir kaupiasi. Tai čia mes turime tokį iššūkį bendrai, jeigu kalbant apie visuomenę ir apie mus pačius, tai bandyti visų pirma palaikyti vieni kitus šiuose klausimuose, būti gerais patarėjais, tai vertinti, jeigu matai, ar pats žmogus pasisako, būti vietoje, kad žmogus galėtų pasakyti kažką ir tada, jeigu reikės patarimo, paraginti eiti ar pačiam nueiti, jeigu bus poreikis ir jausiesi, kad reikia nueiti. Bet kita vertus taip pat ir kalbėti apie tai su vyresniais žmonėmis. Tai yra turbūt didesnis netgi iššūkis, nes tai yra tiesiog stigma, kur yra susiformavusi ir labai sunku perlaužti tai, kas 30-40 metų yra tapęs įpročių ir mąstymo linija. Aš dabar negaliu pasakyti, kas bus po 10 ar 20 metų. Galbūt aš lygiai taip pat būsiu radikalus, tą pačią liniją išlaikantis, kurią aš kalbu šiandien. Bet galbūt realybė bus pasikeitusi visai taip, kad mano svarstymai bus parodyti kaip neteisūs ir neteisingi. Bet mes susiduriam būtent su tuo dabar, kad nepriklausomai nuo to, kad reikėtų tą daryti. Ir mūsų, čia aš manau, nėra paslaptis. Aš tikiu, kad ir mūsų tėvų, mūsų tetų, mūsų senelių kartos irgi yra turėję kažkokių problemų. Tik su jomis jie neturėjo galimybių dorotis. Ar kalbėti apie tai atvirai, dėl to tai tapo internalizacija ir tabų klausimu. Tai aš sakyčiau, tą reikia kažkaip judinti, nes aš dėl jaunimo aš nebejoju, mes rasim tą pagalbą ir gausime. Jeigu reikės ir su tuo bus tik tais geriau. Ir nereikia čia bijoti, kad daugiau žmonių yra diagnozuojami. Tai čia aš analogiją pasinaudosiu, neseniai nufotografuoto Džordžijos valstijoje prezidento Trumpo, sako, tai mes netestuokime COVID-o ir bus mažiau, nes maždaug šitaip yra. Mes nediagnozuokime, nežiūrėkime ir nebebus. Ne, tai jeigu tu žiūri ir jeigu daugiau žmonių, taip ir bus. Tai čia yra esminis dalykas, tai yra kalbėti su kitomis kartomis ir keisti tą požiūrį bendrai. Pridursiu dar vieną dalyką, nes tas tarp kartų dialogas labai jaučiasi darbo rinkoje. Galite jūs būti emociškai išprusę kaip nori, apsiterapinę ir jau pasveikę ir nusibrėžę viską, ką reikia, bet darbe mes susidursim su neišvengiamai keliom kartų sluoksniais. Nuo tokio sluoksnio, kai eini pas psichologą, kas tau blogai, iki kito sluoksnio, tai ką, aš irgi ėjau ir ta prasme, gali kažkokio darbo nepadaryti, bent jeigu tu komujasi. Ir visokių tokių sluoksnių mes susidursim šeimoje taip pat, tai čia reikia mokyti save, brėžti ribas. Aš labai daug dirbu ribų tema ir pati per tai perėjau, pavyzdžiui, klaikiai kartais nervina mama, tiesiog neįmanoma bendrauti, ar ne? Ir aš savo labai dažnai sakydavau, taigi, aš negaliu nebendrauti su savo pačios mama. Taigi klaiku, ne, jinai mane ten pagimdė, užaugino, atsiranda visi kalties dalykai. Bet, pavyzdžiui, kai aš bendrauju, man ten labai būna blogai, kai jinai blogoji ten fazėje kažkokio yra. Bet aš vis tiek sustinku, nes aš jaučiu, kad aš turiu susitikti su savo mama, nors kartą per savaitę ar kartą per mėnesį. Bet su savim gerokai padirbus, aš supratau, kad ne, aš neturiu. Nes, aš jau jai padėkojau, tu mane pagimdėjai ir panašiai. Tai aš, pavyzdžiui, ką dabar darau, kai mano mama mane labai erzina, aš ją užsiblokuoju per WhatsAppą. Ir klausimas, kiek jinai mane erzina, kartais 2 savaitėm, kartais mėnesiui. Ir tiesiog užsiblokuoju. Jinai man neskambina, nežino, kad aš ant jos pikta, daug rašinė, bet aš ją užsiblokavus. Mano to jau kalties nebekyla. Po to mėnesio mes gražiai susitinkam, nueinam kavos, vėl viskas faina, bet kai pasidaro ne faina, aš užsiblokuoju. Darbinėje aplinkoje lygiai taip pat. Jeigu aš matau, kad darbinė aplinka yra toksiška, aš tada ruošiu save, kad aš eičiau už tos aplinkos, nes aš irgi ilgai sėdėdavau ir galvodavau, jūs visi čia turit pasikeisti, nes ir tu man kokius priekaištus sakai, o tu manęs nesupranti ir taip ir taip. Ir aš po to supratau, kad jie niekada nepasikeis, nes žmonės nesikeičia, pasikeis galiu tik aš. Ir kartais tas pasikeitimas yra užblokavimas arba išėjimas iš tos toksiškos aplinkos. Man atrodo labai svarbu duoti savo tą leidimą tai padaryti. Dėkoju pašnekovams ir dabar noriu kreiptis į klausytojus. Galbūt jūs turite kokį nors klausimų ir norėtumėte užklausyti. Gerai. Aš
Sveiki, tai pirmiausia, iš tiesų noriu labai padėkoti už tokius ir netikėtus ir labai brandžius atsakymus šią temą. Labai iš tiesų džiugu, kad apie tai kalbate. Ir aš gal ne tiek klausimą, kiek gal rekomendaciją norėčiau pateikti. Šiaip didžioji dauguma kosmetikos kompanijų stengiasi daryti taip, kad tik tu nebūk savimi, nes tau reikia daug prisimaskuoti. Bet yra tokia Dove, kuri daro labai daug gražių socialinių projektų. Ir vienas tokių būtent buvo apie mergina, kuri, tiksliau, viskas istorijos buvo parodyta tos socialinės kompanijos metu, kaip mama pradėjo nuo pat vaikystės ją fotografuoti, ten kelti į socialinius tinklus, kaip ten gimtadienį švenčia, visą kitą. Ir rodo tą visą istoriją, kaip jinai žingsnis po žingsnio pati į socialinius tinklus kelia savo nuotraukas ir susirga anoreksija. Ir va tada ateina jau iki to bottom, kaip sakant, ir nebeturi kur dėti. Ir visa tos socialinės akcijos esmė yra tokia: You are beautiful just the way you are. Tai aš manau, kad mūsų pagrindinė misija vienas kitam, tu esi žmogus, aš esu žmogus ir mes padėkim vieni kitiems, kalbėkime ir kaip tu ir sakei, būkim nuoširdus vieni kitiems. Ir dar kitas momentas, manau, yra labai svarbus, kad jeigu socialinė medija yra ta vadina bandos jausmas, ar ne, tai būkime ir formuokime tą bandos jausmą, kur būtų tas pozityvus, tas geras pavyzdys, kad visi kiti irgi norėtų eiti kaip tos aveliais į tą gerą pavyzdį. Tai ačiū labai. Dėkui labai už tikrai įdomią diskusiją. Tokį klausimą, tiesiog nuomonės klausiu, nes tikrai yra daug kartų matyta per visokiausius filmus, serialus ir panašiai. Kaip jūs reaguojate į tokius tėvus, kurie paaugliams, kaip čia, blokuoja šiek tiek turinio, tarkim, kaip sakot, vat, ir pornografijos ar kažkokiu tais Instagramo tinklų, Facebooko, kad tiesiog nesektų tam tikrą ribą tokią nubrėžę. Ką jūs apie tai manot? Ar tai yra vis dar šiuolaikiška, ar čia jau praeitas amžius ar panašiai? Aš kadangi turiu ir 3 metų, ir 11 metų, tai galiu per asmeninę patirtį pasakyti, kaip aš darau. Anksčiau tai aš labai norėdavau blokuoti ir po šiai dienai, tikrai, kai sėdi ten tose tinkluose ir neįmanoma nuvyti, aš noriu automatinės reakcija yra blokuoti, atimti, išjungti ekraną, kartais išsinešti iš namų internetą ir panašiai. Tas veikia, kai vaikai yra labai maži ir tuos saugumo nustatymus reikia naudoti, kad maži vaikai neatrastų netyčia ten brauzindami kokios pornografijos ar turinio. Bet vėliau tas neveikia. Ir jie, pavyzdžiui, tu kalbėjai apie pornografiją, tai realiai 1 klasėje jie susidomi, kas yra seksas, 2 klasėje jau auklėtoja rašo, darykit ką nors, uždėkit nustatymus, jie per pertrauką žiūri pornografiją prie spintelę susispietę, ar ne? Ir žiūrės, mes turim mokyti ne uždėti tos, aš auklėtojai taip ir parašiau, nenustatymus mes turim vien dėti, nes pas jūs visus bus nustatymai, pas mane ne, tai aš ir parodysiu. Bet patį tą požiūrį ugdyti, kad ką tu matai internete ir koks yra to santykis su tuo, ką tu matai internete. Ir auksinė taisyklė, kurią vienos iš organizacijų direktorė sakė, jinai su anūke puikiai sutarė, yra palaikyti ryšį. Palaikyti ryšį su vaikais ir sakyti, kad ir kaip žiauriausiai tu be prisidirbtum, tu visada gali ateiti pas mane. Ir taip aš galbūt būsiu pikta, taip aš gal ir nusikeiksiu keletą kartų, bet mes atsisėsim ir spręsim. Ir kai tu turi tą ryšį su vaikais, tai jie tada tau ir papasakoja. Mama, kažkas ten rodė pornografiją, žiūrėjom. Arba mama, man kažkas ten, tarkime, atsiuntė nuotrauką ir dabar šantažuoja mane socialiniuose tinkluose. Nes jie žino, kad tu padėsi spręsti, o nesakysi, ta prasme, tu susirašinėjai su vyresnio amžiaus vyrai socialiniuose tinkluose. Ne, palauk, viskas, internetas užblokuotas ir panašiai. Tai turėti ryšį ir kalbėti, žinoti, ką jie veikia socialiniuose tinkluose, vis karts nuo karto paklausant. Aš irgi mažai ką galiu pridėti, aš irgi nemanau, kad tas blokavimas veikia iš esmės. Galima blokuoti, bet ar iš to bus kažkoks teigiamas impulsas, aš labai nemanau ir labai pritariu, kad man atrodo, kad jeigu kalbam apie blokavimą, aš galvočiau tik tai apie visus pornografijos dalykus turbūt blokuoti. Nežinau, ten Telegramo neužblokuosi, kad jisai ten pažiūrės, kaip
nežinau, kur nors kas nors nužudo žmogų ar ne, nes, pavyzdžiui, dabar karo Ukrainoje ar ne, visi tie baisumai, telegramai jų yra ant kiekvieno kampo. Žmonės kompiliacijas daro su soundtrackais, kaip miršta žmonės, tai nieko nepadarysi. Bet grįžtant prie sekso temos, ar ne, tai aš manau, kad lytinis švietimas turėtų būti vienas tėvų prioritetų, bent jau aš aišku, kas aš iš vis, kad aš čia kalbėčiau ir mokyčiau, bet, žodžiu, kaip man dabar atrodo, kad kaip aš turbūt daryčiau turėdamas vaiką, kad tikrai daug šnekėčiau apie tai, nes ypatingai berniuką, man atrodo, šitas yra žiauriai aktualu, kad jie išsiugdytų pagarbų ir normalų santykį su moterim, nes dėja pavyzdžiai internete ir apskritai tai, kuo dabar užtvindyti yra socialiniai tinklai, jie verčia šiek tiek tokį patriarchalinį, sakykime, turėti approachą į tai, kas vyksta pasaulyje. Čia kažkur yra mano mama, tai mama nesiklausyk dabar, bet aš visai esu patyrus tą, nežinau, tėvų tokį blokavimą tų socialinių tinklų, man vakarais atimdavo telefoną, kai būdavau ankstyvoj paauglystėj ir liepdavo padėti man salone tą telefoną ir aš naktį atsikeldavau ir naidavau prie tą telefoną pabūt. Tai ką galiu pasakyti, kad neveikia tie tėvų bandymai kažkaip užblokuoti. Kalbant apie tą pornografiją, yra klasiokų, kuriem nebus jinai užblokuota ir tai tiesiog bus parodoma per pertraukas, per pamokas ir bus apie tai kalbama. Tai tas blokavimas tikrai neveikia. Aš ką tik tokį, žinot, iš filmo Letroškinys flashbacką, kai ego paragauja troškinio, ne? Aš ką tik tą patyriau, aš sugrįžau tai aš galiu, tas I am Spartacus momentas, aš irgi pasakysiu, nebijok, man irgi tai buvo. Tai yra, man irgi sakydavo, būdavo momentų, bet čia yra tas dalykas. Aš iš karto, manau, mes visi daug ar mažiau panašiai suprantam ir sutinkame, bet kada veikia draudimas, pavyzdžiui, bendrai paėmus. Tai yra, tu gali apriboti, bet derinant su kitomis priemonėmis. Tai yra, ar tu šviesi ir kalbėsi, ar tu tiesiog uždrausi ir tikėsi, kad nesuras. Mes turime ir tokių įstatymų, beje, kurie galioja iki šiol, kurie draudžia platinti informaciją apie LGBT ir panašiai. Ir taip pat draudžia nepilnamečiams žiūrėti informaciją, kuri sudaro įspūdį, čia cituoju įstatymą, kad paranormalūs reiškiniai yra tikri ir visa kita. Tai jūs pagalvokite apie mūsų įstatyminę bazę. Čia yra nepilnamečių nuneigiamos informacijos įstatymas. Tai, bet aš norėčiau dar kartą užakcentuoti, ką Domantas pasakė. Aš labai džiaugiuosi ir man atrodo, aš iš savo asmeninės patirties su manim kalbėjusi apie daug dalykų tokių, pakankamai atvirai. Ir man pasisekė tiesiog, kad su manim kalbėdavosi. Bet man atrodo, tas dalykas yra labai svarbus, nes tėvai bando visaip geriausiai padaryti. Jie ne iš blogos valios sako, padėk tu tą telefoną. Nes pavyzdžiui, aš dabar žinodamas, kad aš po to įpratau iki 2 scrollinti, kad aš mielai tada būčiau padėjęs tą telefoną, jeigu aš žinočiau baigtinį rezultatą. Bet tuo metu, kai esi 14-15 metų, tau net aš galvoju, tu nori paskaityti daugiau ar kažką, nežinau, surasti video, pasižiūrėti ir panašiai. Bet jo, aš sakyčiau, kad Domanto pasiūlymas galbūt ir neblogas su tuo užblokavimu daliniu kažko, bet aš sakyčiau ne, tai nes jis ras būdą, jeigu bus užblokuota, bet jeigu tu jo kalbėsi ir pasakysi, dėl ko tai blogai yra, jisai pats po to gal suvoks kažkuriuo metu, patyręs ant savęs paties, kad tai nėra gerai ir tai nereikia daryti. Tai ko gero daugiau klausimų nebeturime iš auditorijos ir laikas jinai pabaigia, bet pačiai pabaigai norėčiau užklausti jūsų kaip klausimą, duoti palinkėjimą jaunimui, grįžtant prie būtent mūsų pavadinimo, tai mes parašėme šios diskusijos pavadinime žodį neskliausteliuose. Tai ką galime palinkėti jaunimui, kad vis dėlto socialiniai tinklai ir būtent tas skaitmeninis gyvenimas taptų gerovė ir šiek tiek būtų mažiau tų negatyvių aspektų, kuriuos būtent diskutavome šiuo metu. Aš palinkėsiu bet kuriuo atveju ir socialiniuose tinkluose ir apskritai gyvenime būti savimi ir žiūrėti savęs ir žiūrėti savo gerovės, suprantant, kad mes nesame atsakingi už kitų žmonių jausmus, mes esame atsakingi už savo jausmus ir už savo elgesį. Ir su laisvė socialiniuose tinkluose ateina atsakomybė. Tai jeigu jau prasideda augti ir tas sekėjų skaičius ir panašiai,
turėkime atsakomybės, ką mes sakom žmonėm, nes kai kurie žmonės gali priimti tai už gryną pinigą. Čia kalbant nuo papildų ten iki įvairių ten, aš darysiu tai ir man dings nerimas. Tai laisvė ateina su atsakomybė, tą visada reikia prisiminti. Aš pasikartosiu, aš linkiu jauniems žmonėms būti nuoširdiem. Tiek kasdienybėje, realybėje, tiek socialinėse tinkluose ir internetinėje erdvėje. Jeigu jaučiamės blogai, sakykim, kad jaučiamės blogai. Jeigu jaučiamės gerai, sakykim, kad jaučiamės gerai. Nekaupkime viduje savyje tų visų emocijų ir išleiskim jas į visatą. Jos ten turi daug dar darbo nuveikti. Aš linkiu nepamiršti ir atrašyti draugams Instagram'e, bet nepamiršti ir susitikti su draugais realiam gyvenime. Tai jo. Nu ką aš čia pasakysiu. Na, tai iš tikrųjų, trumpai tariant, aš palinkėsiu nuosaikumo, būtent Domantas nuoširdumo linki, labai gražu, kai mes galime surimuoti čia, bet būtent gebėjimo suprasti savo poreikį ir perteklinai nebūti socialinėse medijose dėl savo emocinės sveikatos, tiek dėl to, kad likimas ir buvimas vietoje, kur tu įsisuki į ratus ar burbulus, jisai galų gale vis taip, vienaip ar kitaip nepakeis to, kas yra realybė ir kur tu esi. Tai būti žmogumi, bandyti rasti tai, kas patinka ir nepiknaudžiauti, bet žinoma, reikia ir žinoti, kas vyksta aplinkui. Tai būti nuosaikiais. Tai aš tada noriu visų pirma padėkoti mūsų diskusijos dalyviams, tai Rugilei, Domantui, Medai ir Umberto. Ir taip pat pasiplokite ir savo gerbėmėjai klausytojai, kad taip įdėmiai klausėt ir paklausėte labai gerų klausimų.